Pirmoje rubrikoje Sveika ir skanu pristatysiu Amanprana produktus. Tai tie produktai, kuriais prekiauja internetinė svetainė elabas.lt. Šiandieną mes gaminsime, kaip jau žadėjau, desertą, kuriame naudosime kokoso aliejų ir kakavą su kokoso žiedų cukrumi. Todėl norėdami pasigaminti šį patiekalą, jums reikės nesaldžių sausainių, įvairiausių džiovintų vaisių, gali būti pavyzdžiui razinos, datulės, obuoliai džiovinti, žodžiu viską, ką turite, galite sudėti. Kondensuoto pieno, cinamono, imbiero ir kardamono. Už šį receptą aš turiu padėkoti Jolitai, kuri gyvena Druskininkuose. Ačiū tau, Jolita, ir nuoširdžiausi linkėjimai. O darbą mes pradėsime nuo to, kad pirmiausia susmulkinsime visus džiovintus vaisius. Po to juos pakepsime kokosų aliejuje. Supjaustę džiovintus vaisius, juos pakepinsime kokosų aliejuje. Jūs net neįsivaizduojate, kaip skaniai kvepia šitas kokoso aliejus. Ir apskritai, jis yra kažkoks unikalus produktas. Jį galima ir ant veido tepti, ir į keptuvę dėti. Apskritai kokoso aliejuje yra gausu sočiųjų rūgščių, todėl aukštoje temperatūroje jisai netampa toksiškas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, naudosite daug kartų ir reguliariai filtruosite, tai šį aliejų galėsite pakartotinai virti arba kepti net 2 metus. Kai jau šiek tiek apkepė džiovinti vaisiai, dabar turėsime sudėti prieskonius. Kadangi kardamono turiu sėklų, tai turėsiu jas sugrūsti ir tada jau dėsime kartu su džiovintais vaisiais į keptuvę. Sudedam kardamoną, šiek tiek cinamono ir šiek tiek imbiero. Viską gerai išmaišome. O dabar turime susmulkinti sausainius ir taip pat sudėti į keptuvę. Dar kartą viską išmaišome. O dabar viską turime užpilti kondensuotu pienu. Įpylę kondensuotą pieną turime įdėti kiekvienas pagal skonį kakavos su kokoso žiedų cukrumi. Jeigu trūks, aš jos dar dadėsiu. Viską gerai išmaišome. Kadangi visą šią masę mes formuosime ir ji turės sustingti, todėl aš siūlau dar šiek tiek įdėti kokosų aliejaus. Išmaišysime, kad jis ištirptų. Ir palauksime, kol jis pravės. Paruoštą masę mes turėsime formuoti, bet kol ji yra karšta, reikia palaukti, kol pravės. Aš jums šiek tiek papasakosiu apie kokoso aliejų ir gula java kakavos gėrimą. Kaip sako patys gamintojai Amanprana, kokoso aliejaus panaudojimo yra ne 101 būdai. Aš aišku galiu išvardinti tik kelius. Žinoma, be abejo, galima naudoti maisto gaminimui, galima jį naudoti kaip kremą, pasitepti rankas, veidą, puikiausiai tinka masažui. Kaip teigia patys gamintojai, kokoso aliejus stiprina žarnyno sieneles, gerina florą, padeda virškinti maistą. Taip pat kokoso aliejus malšina alkio jausmą, todėl rekomenduoju tiems, kurie norėtų numesti 1 ar kitą kilogramą. Kai rodite, kad kokoso aliejus netgi gerina fizinę būklę. Kokoso aliejų galite naudoti ir plaukų priežiūrai. Pavyzdžiui, galite įtrinti plaukus kokoso aliejų ir jums nereikės naudoti brangių kondicionierių. Taip prižiūrėdami plaukus neturėsite pleiskonių ir padėsite nusilpusiems plaukams. O taip pat jis labai gerai tinka sportininkams arba žmonėms, kurie patiria didelį fizinį krūvį, todėl kad naudodami kokoso aliejų jūs gerinate savo ištvermę. Amanprana aliejus yra 100% natūralus. Jis yra nerafinuotas, chemiškai neapdorotas, nebalintas ir nedezodoruotas. Ir patikėkite, šis Amanprana aliejus tikrai labai skiriasi nuo kitų kokoso aliejų.
O jeigu jau prakalbame apie fizinį ištvermę, tai kakavos milteliai su kokoso žiedų cukrumi taip pat didina kūno tonusą ir jeigu jūs išgersite vietoj kavos kakavos gėrimo, tai patikėkite, energijos turėsite visą dieną. Beje, kakavos gėrimas puikiausiai tinka ir sportininkams. Džeimso Medisono universitete buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, kad geriantys futbolininkai kakavos gėrimą mažina raumenų išsekimą nei tie, kurie geria šiuolaikinius sportininkams skirtus gėrimus. O Indianos universitetas atlikęs tyrimus su dviratininkais teigia, kad gerdami kakavos gėrimą jie pasižymėjo dvigubai didesnė ištvermė negu gerdami įprastus sportininkams skirtus gėrimus. Gulajavą kakavą galima gerti maišant su pienu, vandeniu arba miežių nuoviru. Jį galima gerti karštą, drungną ar netgi šaltą. Jis puikiai tinka tiek jauniems, tiek vyresniems. Gulajavą gėrimą galite gerti tiek per karščius, tiek žiemos laiku. Šis gėrimas tikrai įkraus sveiką energiją visai dienai jūsų organizmą. Jeigu norite sužinoti daugiau apie šiuos ir kitus Amamprana produktus, galite apsilankyti internetinėje svetainėje elabas.lt ir paskaityti, o jeigu norėsite, ir įsigyti. Paruošta saldžioji masė jau pravėso ir dabar jau galime dėti ant sviestinio popieriaus arba galite naudoti ir maistinę plėvelę ir suformuosime tokį tinginį. Formuotą masę mes turime įdėti į šaldytuvą, kad sustingtų, o tada jau pjaustysime ir skanausime. Primenu, norėdami pasigaminti šį skanų tinginį, jums reikės Amamprana kokoso aliejaus, 1 indelio kondensuoto pieno, kakavos su kokoso žiedų cukrumi, džiovintų vaisių, galite naudoti visus, kuriuos tik turite. Kuo daugiau, tuo skaniau. Be cukrų sausainių ir prieskonių cinamono, imbiero ir kardamono. Na kągi, atėjo laikas atsisveikinti. Linkiu jums skanių pietų, o galbūt ir vakarienės, o aš einu gerti gulajavą kakavos. Iki.